kadangi mes čia renkamės jau net nebesuskaičiuoju devintą kartą, tai pradėjom praeitais metais vasarą tą iniciatyvą suburti gyvybės mokslų atstovus čia kartu su mumis padiskutuoti mokslo, žinių, inovacijų, medicinos ir sporto temomis. Tai kur mes esame? Tai mes esame Nord klinikoje, tai yra didžiausias plastinės chirurgijos ir rekonstrukcinės chirurgijos centras Baltijos šalyse. Ir Nord klinika ne tik klinika, bet ir Life Sciences klasteris, gyvybės mokslų klasteris, kuris vienyje inovatyvias įmonės, kurios nori plėtoti inovacijas gyvybės mokslų srityje. Tai taip ir iš to noro, iš tos plėtros gimė ir šie susitikimai. Tai šiandien mes kalbėsime ilgaamžiškumo temą ir turim du nuostabius lektorius, Gediminą ir Tadą, profesionalus ne tik savo gyvenimo srityje, ką jie daro profesinėje srityje, bet ir aktyvius propaguotojus ilgaamžiškumo dėsnių visų. Tai dėl to šiandien mes pradėsime nuo Gedimino paskaitos ir po to tęsime panelinę diskusiją, kas yra įprastas mums formatas. Ir labai tik tai noriu paskatinti visų drąsiai klausti klausimų. Aš turiu jūsų klausimus, kas uždavėt registracijos metu, bet jei turi dar kažkokių tai papildomų, tai klauskit, nes čia yra tas auksinis laikas, kada mes galim pasikalbėti su industrijos guru. Tai pradėsim nuo trumpų prisistatymų. Gediminai, jeigu galėtumėt trumpai apie save. Žinoma, sveiki, aš Gediminas Samulėnas, plastikos chirurgas, labiau specializuojuosi veido plastikose, tačiau operuoju ir kūną. Pradėjau savo praktiką nuo 2018 metų, kai baigiau rezidentūrą Kauno klinikose. Prieš maždaug 2-3 metus pasibaigiau doktorantūros studijas, o dabar pagrinde dirbu čia Nord klinik. Atlieku grubiai 250, gal 300 operacijų per metus. Na, chirurgija nėra lenktynės, nėra, kad mes čia bandom būtinai kuo daugiau žudbūt suspėti, bet džiaugiamės, kad pacientų yra daug. Iš pacientų gal kokie 70%, 80% atvažiuoja iš užsienio. Tai lietuvių skaičius vis auga, bet vis viena mes pagrinde dirbam su užsienio pacientais, kurie atvyksta didelėm kompleksiniam operacijom. Ir turim raumenį pasistumdyti su užsienio klinikom, stovim pakankamai tvirtai. Ir jeigu taip tenka pasivažinėti po Europos ir pasaulio konferencijas, tikrai nėra gėda net ir iš to su vienu kitu pranešimu, nes esam visiškai moderni, šiuolaikiška europinio lygio klinika. Tai taip. Ir dar Tadas yra mokslininkas, atstovauja keletai mokslinių organizacijų, rašo mokslinius straipsnius apie neurotoksinus, apie... Taip, aš esu susijęs su Teoksanu, su užpildų gamintoju ir su Ipsenu. Taip. Tai pagrindė su Teoksanu. Tai... Mokslas žinoma greta, bet aš esu labiau toks praktikas, tai iš praktinės pusės taip. Publikacijų, šiuo metu kaip tik rengiam vieną. O kas susijęs su molekuliniais dalykais, na, dėja laboratorijos čia neturim ir net nelabai spėčiau. Iš praktinės dalies taip. Bet dar Gediminas labai dabar matomas toj visoj socialinėje erdvėje, podcastuose. Ir man taip gražu jūsų klausyti, kada jūs taip kalbat gražiai apie grožio standartus, apie tai, kas yra natūralu, kas nenatūralu, apie Instagramo suformuotą dirbtinio to grožio kultą. Tai mes toliau ten ir diskusijoje apie tai padiskutuosim. Ir tai ačiū jums už tą ir švietėjišką veiklą, kada griaunate mitus. Smagu, kad įdomu. Ir ačiū, aš tai pakviesiu jūsų padaryti prezentaciją, bet trumpai dar intro, kad jūs pagalvotumėt klausimus. Taip, ir Tadai. Labą dieną. Tai aš truputėlį noriu reflektuoti Gediminą. Aš nepažįstu iš tikrųjų Gediminą, bet tik tai pirmą sekundę įdėjau postą apie šitą įvykį, eventą. Ir man iš karto rašo, o, geras, aš žinau tą Gediminą, sako, jis žiauriai geras. Ir per 3 sekundės, gal kokias 3 žinutės galvo, tai labai malonu iš tikrųjų susipažint. Tai mano draugų rate irgi yra žmonių, kurie jūs žino. Tai shame on me, kad nežinau. Taip, tai aš esu Tadas Gudėnas, pagrindinė mano veikla šiuo metu vis dėlto esu karys. Dar dirbu su technologijom ir inovacijom. Tokia mano yra pagrindinė sfera. Bet tuo pačiu metu ir turiu daug veiklų. Tai pradėti nuo sporto, esu dar sportininkas, dalyvauju ir čempionatuose, svarsčių kėlimo
tai esu pernai metų vicečempionas pasaulio turnyre. Toliau labai myliu žmonės, dėl to savanoriauju ir kuriu dalykus, kurie galėtų nešti vertę visiems. Ir jauniems, ir seniems, ir kuriems reikia tų grožio standartų. Ir stengiamės mes kurti ir spręsti tas tikras problemas. Tai esu įkūręs keletą įmonių, startuolių, tai Baltic Biofusion. Čia šiandien aš pristatysiu vėliau produktėlius, ką mes ten veikiam ir kokia mūsų veikla. O kita veikla Innovative Care of Dementia. Tai iš tikrųjų labai rimtas projektas, daromas iš meilės, todėl kad turiu patirties visame šitame reikale, asmeninės patirties. Man tai yra labai svarbu ir bandom kurti, spręsti sprendimus, kurie padėtų žmonėms susiduriant su demencija. Tai ne tik tai žmonės, kurie serga, bet ir žmonės, kurie slaugo, daktarai, seselės, kurie rūpinasi visai tai aplinkai. Tai vienas ir dar yra tokia Baltic Intelligence Solution, tai čia dirbtinio intelekto irgi sprendiniai, bet irgi viskas remiasi į maistą, mitybą, šiek tiek koreliuojasi. Tai vat, kas daugiau, tai iš tikrųjų labai myliu gamtą, mėgstu labai bendrauti, kas dar apie save, tai nežinau, mane iš tikrųjų dar matau Saulių ir aš tikrai noriu paminėti, nes jis man 2 kartus sakė, kad aš melagis, bet iš tikrųjų netiesa. Saulius buvęs mano treneris ir tikrai propagavau per daug metų daug sporto šakų, labai giliai. Ir viena iš jų buvo kovinė savigyna Sauliau. Tai vis dar aktyviai sportuoju ir šiandien pasidalinsiu tikrai savo žiniomis, turiu prikaupęs nemažai ir tikiuosi, kad jums patiks. Per mėgsti pakalbėti. Šiandien tų 2 valandų, kaip matau, nelabai užteks. Tai Gediminai, the floor is yours ir labai laukiam. Taip, turėtų veikti. Tada sakiau, kad amžius yra skaičius. Nes tenka sutikti daug žmonių savo praktikoje ir kartais, kai pažiūri į žmogų ir į gimimo datą, kartais maloniai nustembėjo, kartais nelabai. Tai žinau keletą moterų, pavyzdžiui, viena yra 49, jinai atrodo kaip paauglė. Ir genetiniai dalykai, ir gyvensenos dalykai žaidžia. O kai buvau dar rezidentas Kauno klinikose, atveždavo, pavyzdžiui, per budėjimą, ne taip gerai galinčius gyventi individus, kurie ir buteliuką kartais pakelia, ir parūko, ir žmonės, kurie gyvena tokį gan ūkišką gyvenimą ir tas gyvenimas nėra lengvas ir jie tikrai per gyvenimą, taip vadinkim, sudyla greičiau ir atrodo, kad pacientui turėtų būti koks 50 metų, o pas ją 30 keli. Tai čia, kur aš vedu, link epigenetikos, bet pradėkime nuo pirmo, nuo pačios genetikos. Tai yra vienintelis nekoreguojamas faktorius, kuris nulėmė, kaip mes su amžiumi keisimės. Ir iš tikrųjų mums pasisekė, mes esam baltai, miksas tarp slavų ir skandinavų, už tai turim keletą labai kontrastuojančių fenotipų. Kai kurie lietuviai būna aukšti, šviesaus gymio mėlynakiai, tokie labiau link skandinavų neša. Kiti kaip tik žemesnio ūgio, kresnesni, tamsesnio, bet tamsus plaukai, tamsios akys, link slavų. Ir aišku, dominuoja miksas. Tai genetinį paketą mes gaunam iš tėvų, galim tik padėkoti, nieko nepakeisim. O kiti 3 faktoriai yra keičiami. Labai tikiuosi, kad mano balsas nepabirės. Aplinkos faktoriai, o tiksliau epigenetika, yra naujai besivystantis mokslas, kuris tyria mūsų genotipo ir aplinkos sąveikas. Kaip žinom, vieni žmonės kepa Egipte plus 40, jaučiasi puikiai. O dabar nuskaitykit kokį skandinavą į tą Egipto paplūdimį ir pastatykit po 40, jūs ten išprotės. Tai kaip mes sensime, labai lemia, ar mes epigenetiškai esam toj vietoje, kur mums priklauso būti. Taip normalu, kad mūsų protėviai gyvena maždaug tokiam klimate visą laiką, mums visiems daugmaž kaip ir tinka, bet jeigu kalbam apie persikrausimą gyventi kitur, reikia labai atsirinkti, nes gali būti, kad mums ta aplinka visiškai netiks. Jeigu jau kažkur lietuvis krausis, tikėtina, kad jis važiuos link šaltesnių kraštų. Gyvenimo būdas, čia galima daug šnekėti. Faktas, kad kaip mes save vedam per gyvenimą, taip ir atrodysim to gyvenimo pusiaukelį arba net ir vėliau.
Tai faktas, kad žalingi įpročiai, miegas, mityba ir taip toliau lemia labai daug, bet čia ko gero Tadas galės nuodugniai žmogus iškalbus. Mes sužinosim iki smulkmenų viską. Tai čia irgi neįsiplėsim. Ir dar amžius yra skaičius, bet kaip mes priimam žmogų, netgi nelabai priklauso tiesiogiai nuo to, kaip jis atrodo, bet priklauso nuo to, kaip jis elgiasi. Jeigu yra aukštas IQ, jeigu žmogus yra toksai outgoing, jis intelektualus, geras pašnekovas, stilius yra jaunatviškesnis, čia dažnai būna meniškos pakraipos žmonės. Jie tokie lengvai nurauti, bet jie asimiliuojasi bet kokioje aplinkoje, jam viskas gerai, smailas, jisai šneka. Koks skirtumas, kad metukų bus už 50, už 60, bet sutaps interesai, sutaps pokalbio temos su bet kokio amžiaus žmonėm ir koks skirtumas amžius. Tas žmogus viduje yra jaunas ir viskas puiku. O čia yra keli pavyzdžiai. Tai vienas pavyzdys yra genetikos, čia vyriškas pavyzdys. Na, vieną iš šitų vyrukų tikrai žinom, lotynų amerikietis, genetiškai apdovanotas. Storesnė oda, tvirtesni raiščiai, vyriška lytis lemia, kad žmogus sensta biškį lėčiau, nes vyrų anatomija, struktūra yra tvirtesnė. O jo bendramžis yra britas. Tai jeigu gali žmogui nepasisekti su genetika, tai jam nepasisekės. Eiliniai britai, šimtmečiai, negaliu sakyti, kad kraujomaišos, bet genofondas yra labai ribotas. Ir dalinai dėl to į Skandinavijos šalis, į Angliją, tos šalis net nori imigrantų iš vienos dalies, bet čia jau ne visuomenė, čia šalies mastu, kad tas genofondas biškai maišytųsi, nes jeigu ir toliau taip, tai prasidės netgi kraujomaiša. Islandijoj turi appsą, kad nedraugautų su pusėse, pavyzdžiui. Ko nebūna. Tai salų gyventojai, jie per šimtmečius jie geros genetikos daug prarado, nes genetinė įvairovė yra labai ribota. O antras moteriškas pavyzdys, jau čia yra chirurgijos pavyzdys. Ką gali padėti pasiekti chirurgija? Tai faktas, kad viena iš šių moterų tikrai stipriai operuota. Na, nepasakytumėm, kad jai 70. Ar reikia tiek operuotis? Nes čia ir antakį operuoti, ir vokai, nosis, ir faceliftas darytas. Nesakau, kad tai turi būti neišvengiama siekiamybė, kad čia yra puiku ir visiems taip reikia. Bet jeigu pasižiūrėsim į jos bendramžę, vėlgi negaliu teisti, ne mums nuspręsti, kaip kitas žmogus turi atrodyti. Jeigu moteris, kurios nuotrauka dešiniausia, jaučiasi puikiai savyje, tai jai nieko ir nereikia. Bet jeigu ne dėl kažko kompleksuoja, chirurgija gali padėti. Tai galų gale, kas yra gražu? Gal žinot? Natūralumas. Taip. Yra vienas dalykas. Simetrija. Visai. Jaunystė. Vienas žodis. Nes jeigu pažiūrėsit, į kur veda visos procedūros, kosmetologija, gyvenimo būdas, chirurgija, jeigu taip trumpai reiktų pasakyti, ko mes visi siekiam, tai jaunystės. Arba ją išlaikyti kuo ilgiau, arba sukurti jaunatviškumo įspūdį. Nes jauna visuomet visais rakursais, kaip pažiūrėsim, yra pozityvu. Jaunystė apart normalaus jaunatviško kvailumo, kur kartais pasitaiko, visais kitais atžvilgiais yra nuostabus dalykas. Ir tai ir yra gražu. O tai kartu ir natūralu. O čia gražu. O jau klausimas. Jeigu reikėtų po savo pavardę kažką parašyti ir pasirašyti po apačią, tai frazė būtų, kad estetika nemėgsta pertekliaus. Daugiau nėra geriau. Daugiau botulino, daugiau chirurgijos, daugiau filerių niekada nebus geriau. Aš visada sakau, kad pavyzdžiui fileriai yra kaip druska maiste. Šiek tiek druskos į maistą visada bus skaniau, bet padauginam, mes sugadinsim viską. Tai lygiai taip pat ir su visom, šiuo atveju, estetiniam procedūrom. Kažkiek kažko pasidaryti, jeigu pats asmuo to nori, valio, puikia mintis. Bet vos tik tai atsiranda perteklius, atsiranda vulgarumas, atsiranda feikas, atsiranda sugadintas šiuo atveju veidas. Tai estetika ir perteklius į skirtingas pusės keliauja. Niekuomet neina koja į kojas. Tai va, dabar kaip elgtis? Jeigu jūs atsidarysit Google ir parašysit ką nors apie estetinės procedūras, tai gausit mišką. Visko yra mezoterapijų, haifu, užpildų, siūlų, botulinų, injekcijų, lazerių, visokiausių. Ir jeigu jūs nuspręsit, kad jums pagalbos nereikia, tai aš jūs labai sveikinu. Jūs pasiklysit katastrofiškai, nes jeigu skaitysit, viskas yra stebuklai. Haifu gerai, siūlai gerai, chirurgija nuostabu, dar filerių, botokso, bum į veidą, tai pučiamės, leidžiamės. Net į darbą nėra kada nueiti, nes vien tik procedūros. Taip, o po to tirpdom, darom kažką kitą, dabar dar egzosomas, ten iš lašišų spermos kažką gamina. Rimtai, čia yra plėtvairės. Dabar labai ant mangos yra polinukleotidai ir egzosomas.
tai visi tie cutting edge dermatologai, jie labai jau nori būti, neatsilikti nuo mokslo, nes kaip čia pasakysi, kad nesupranti, kas yra glaukoma. Man tai dzina, aš tai nesuprantu, aš palauksiu, kol jie išsibandys, praeis visas komplikacijas, gal jis vis uždraus, gal net reikės mokytis. Tai turint omeny naujoves, viskas ok, turi būti progresas, bet ar reikia kaip lenktynėse dėl milisekundžių kovoti? Ne, tegul pasibando, nes jos netgi nelabai leistinos Europai, ten priklauso nuo ko, iš ko pagamintos, ar iš augalų gautos, ar iš tikrųjų žuvų sėklos. Jos tokios egzistuoja ir kažkas jas leidžia kažkur garažuose, bet tam palei traukinių stoti slapta. Tai va, tai kai žmogus domisi apie estetinės procedūras, čia apimu viską. Kosmetologiją, dermatologiją, chirurgiją. Tai pirmiausia, mes turim aibę procedūrų, kurios taiko į odos būklę. Aš galiu išsiplėsti, jeigu įdomu. Prašom. Ir apie mano veidą prašyčiau. Čia jau po paskaitos. Tai kosmetikės veido valymai, tai čia savame aišku. Mezoterapija arba biorevitalizacija. Čia yra iš esmės vienas ir tas pats sinonimai. Mezoterapija pasirodė prieš tai, po to į mezoterapinius kokteilius pradėjo dėti hialuroną, bet jis yra nekryžmintas. Hialuronas savaime nėra užpildas. Kai hialuronas laboratorijoje yra retikuliuojamas arba kryžminamas, angliškai cross-linkinamas, jis tampa fileriu. Tai natūralus hialuronas jis nepildo. Ir kai natūralų nekryžmintą hialuroną kaip drėkinimo priemonė pradėjo dėti mezoterapinės priemonės į kokteilius, tai tapo biorevitalizantu. Tai iš principo mezoterapinis skystis kažkoks, tai ten miksas, mikroelementai, vitaminai plus hialuronas lygu biorevitalizantas. Ir tai yra medžiagos leidžiamos į odą, kurios drėkina ir praturtina įvairiom medžiagom. Tada dermabrazija apylingai čia yra paviršiaus mechaninis atnaujinimas, tiesiog nušveitimas. Jeigu yra nepadaroma per gili arba per didelę traumą, tai sukelia uždegimą, be nekrozės žinoma, bet saikinga trauma yra į naudą, nes tai skatina uždegimą, atsinaujinimą, regeneraciją. Panašiai kaip microneedlingas. Tai irgi yra trauma. Daug mažų adatėlių, pavyzdžiui, randams yra populiaru microneedlingas, nes kai yra hipertrofiniai randai, juos mikrotraumuoti yra naudinga, nes tai skatina juos užsidegti ir persitvarkyti. Čia viskas apie vieną tą patį. Tada fototerapija, čia jau UV terapija. Gali būti skirta vaizdoms, gali mažinti odos tam tikras būkles, pavyzdžiui, žvynelinė yra gydoma fototerapija labai intensyviai. Čia irgi gilu, labai priklauso, koks yra bangų spektras, čia atskiras mokslas. Gintaro rūgštis, jinai yra priede su biorevitalizantu, dažniausiai grynos gintaro rūgšties niekur nėra. Yra skin boosteriai, yra biorevitalizantai kartu su gintaro rūgštim. Moksliškiau, sukcininė rūgštis. Jinai yra skirta mažinti uždegimą, raudonį, pavyzdžiui, kas turi veido rozacija yra tokia liga. Labai gerai periodiškai leisti gintaro rūgštį. Jinai mažina pigmentaciją, uždegimą, raudonį. Peptidai, tai irgi yra biorevitalizantų sudėtyje, gerų biorevitalizantų sudėtyje, pavyzdžiui, sunekos. Ir tai gerina odos elastingumą ir kartu drėkina. Tai yra aminorūgštis arba tiesiog baltymai, jeigu paprastai sakysim. Tada botulino toksinas, jisai skirtas odos būklei gerinti, bet leidžiamas ne į odą. Botulinas yra paralyžuojantis nuodas šiaip jau. Atrastas, kai rasdavo numirusius žvejus arba medžiotojus, kurie suvalgydavo konservų užkrėstų Clostridium botulinum bakteriją, kurie aplink save susintezuoja daug botulino ir jie suvalgė tą maistą ir paralyžuodavo savo kvėpavimo raumenis, tiesiog užžusdavo. Tai botulinas yra viena pačių nuodingiausių biologinės kilmės medžiagų. Ir botulino toksinas, kuris yra naudojamas estetikoje, jis yra daugybę tūkstančių kartų praskiestas, tai yra tam visiškai mikronai. Ir jisai tiesiog išjungia raumenis, išjungia mimikos raumenis, kurie sąlygoja tam tikrų rūgštų susidarimą. Ir RF, tai čia trumpinys, radio frequency, tai yra radio dažnis. Gali būti išorinis, kada tiesiog daviklis pridedamas prie odos ir paleidžiamas radio bangos. Gali būti derinamas su microneedlingu, kada adatėlė susminga į odą ir tada paleidžiamas radio dažnis. Ir tada jau priklauso nuo gylio. Galima mažinti, tirpdyti riebalus, jeigu tos adatėlės giliai susminga. Galima tiesiog stimuliuoti odą, jeigu adatėlė susminga ne per giliai. Ir RF'as jisai stimuliuoja, skatina kolageno sintezę ir kartu turėtų per laiką, per kartotinės procedūras didinti odos apimtį. Ne tai, kad oda ištinsta, bet jin tiesiog pastoviai stimuliuojama ir dėl kolageno sintezės jin turėtų gauti daugiau tūrio. Turėtų. Bet čia yra gili dermatologija, čia ne mano sritis. Aš apie tai žinau tik tai paviršiui, o jeigu tiksliau, klauskite odos gydytojų. Tada yra visas spektras procedūrų, kurios yra skirtos audinių tūriui
užpildyti arba sumažinti. Tai užpildai hialurono rūgštis yra vienas ir tas pats. Tiesiog šiuo atveju, jeigu mes kalbam apie hialurono rūgštį kaip apie filerį, tai čia yra kryžminta, retikuliuota hialurono rūgštis. Ir nuo jos retikuliacijos laipsnius, nuo to, kiek jinai yra sukryžminta bifosfodilesterio jungtim, nuo to priklauso, koks yra hialurono klampumas. Ir lengvai pakryžmintas hialuronas pradeda tikti vienai kitai smulkiai raukšlei. Labiau pakryžmintas jau tinka lūpoms, nazolabialiniams raukšlėms. Stipriai užkryžmintas tampa volumizantu, tinka, pavyzdžiui, skruostų turi atkurti. O itin retikuliuotas tinka projekcijai, tarkim, išstumti smakrą į priekį, jeigu yra mikrognatija. Bet reikia įsitikinti, kad sąkandis yra geras, kad tai nėra žandikaulio anatominė problema, kad čia nereikia ortognatinių operacijų. Tada kalcio hidroksilapatitas turėtų būti. Tai yra semipermanentinis fileris ir stimuliantas, panašiai kaip hialuronas, tiesiog pagrįstas kalciu ir jisai nesitirpdo. Tai aš apie šitą esu biškį skeptiškas, nes jeigu mes lygintumėm kalcį su hialuronu, tai labai stipriai kryžmintas hialuronas, jisai gali tą patį ką kalcis, bet jeigu pacientė nuspręs, kad jai nepatinka, reversuoti kalcio nelabai išeina. Ištirpdyti hialuroną su fermentų hialurondaze, jokių problemų. Tada lipolitikai, tai yra riebalus skaidančios injekcijos, leidžiamos, yra viso kūno lipolitikai, bet ten yra drambliuko svajonė išsitirpdyti visus riebalus. Pasmakriai tinka lipolitikai, kurio labai nedaug riebalų, bet irgi priklauso nuo to, kokios stiprumo lipolitikas, kaip atskiestas, bet aišku, jis turi pliusą, nereikia jokios chirurgijos. Vienas bakstelimas per odą, į paviršinį riebalinį sluoksnį susileidžia šiek tiek lipolitiko, jeigu nepakako, kartojam, kol jau pakanka. Bet tai yra variantas jaunai pacientai, kuriai tikrai nereikia skubėti operuotis. Ir riebalų persodinimas, dar vienas iš būdų, kuris yra visiškai autologinis, savi riebalai, turi atkurti. Sėdmenų augmentacija riebalais yra viena iš pagrindinių, tarkim, ikoninių riebalų persodinimo, efektyvaus riebalų persodinimo pavyzdžių. Galima persodinti riebalus į krūtis, tačiau riebalai nesuteikia formos, riebalai suteikia tik tūrį. Ir galima, aišku, ir į veidą. Tik reikia žiūrėti, kad nebūtų nei per mažai, nei per daug. Nes maždaug pusė persodintų riebalų sunyksta. Riebalo ląstelė turi gauti kraujotaką. Jeigu taip pasižiūrėt, ant kiek parazitinė yra riebalų ląstelė, su kuria moteris kovoja, tai kai mes siurbiam riebalus, mes su neigiamu slėgiu išlupam su kaniulė iš kūno, tarkim, tos riebalus, tada jie patenka į tokį sterilų indą, mes juos praplaunam su visokiais tirpalais, lidokainu, išplaunam pirogenus, tada mes dar biškį pasmulkinam mechaniškai ir tada su teigiamu slėgiu sugrūdam riebalus be jokios kraujotokos, tarkim, į sėdmenis arba į krūtis ir jie dar sugeba prigyti. Tai visai atsitinka parazito sąvoka. Tu visai pakenk, pasistenk nužudyti vis tiek visą darys. Tai va, tai jeigu liūdit, kad nepavyksta ištirpdyti pakankamai riebalų, tai neliūdėkit, jūs nekalti, riebalai kalti. Tada audinių padėties keitimo procedūros ir operacijos. Čia jau kalbam apie pagrindę kūno ir veido operacijas, jas galima smulkiai vėliau, yra veido siūlai, kurių niekam nerekomenduočiau. Kolageno stimuliantai, tai yra polilaktinė rūgštis, kuri atpažįstama kūne kaip svetimkūnis, tačiau reakcija į polilaktinę rūgštį yra labai silpna ir tai sukelia ne granulomų formavimąsi, nes nereikia perstimuliuoti, bet labai intensyvų kolageno kaupimąsi. Ir tai yra vienintelė injekcija, kuri gali nors čiut duoti tą visų trokštamą veido liftingą. Nes įsidėmėkit, RF neliftina, fileriai niekas neliftina, jokie siūlai, niekas veido nepakels. Tarkim, fileriai, jie formuoja, jeigu taip sugrįžtų prie filerio. Fileriai, jeigu tinkama pacientė, elastinga veido struktūra, tvirti raiščiai, fileriai gali formuoti ir apgauti žiūrovo akį, kad tas veidas yra jaunatviškesnis, galima sukurti apvalesnį skruostą, aštresnę žandikaulio liniją, bet neperlenkim lazdos, nes padauginti yra lengva. Ir fileriai, jie tiesiog gali suformuoti tas jaunatviškesnės formas, bet tikrojo liftingo neturi niekas, išskyrus chirurgiją, arba, jeigu taip labai realistiškai žiūrėsim, subtiliai kolageno stimuliantai. Ir pabaigai yra HIFU, tai čia High Intensity Ultrasound, tai yra tiesiog ultragarsas. Iš viso estetinėje medicinoje vartojama 3 tipų bangos. Tai lazeriai, kas yra šviesos bangos, radio bangos, radio dažnis, radio frequency ir ultragarso bangos. Ultragarsas ir diagnostikai žinom, kad yra naudojamas ir jeigu intensyvus, jisai gali būti naudojamas veido stangrinimui. Ar tai veikia? 1 iš 10 pacientų būna laiminga, 3 iš 10 maždaug sako, man sugadino veidą, o dar 5 iš 10 sako, kad man aš išmečiau pinigus.
Aš aišku nedarau, čia yra kvestionuotina procedūra, jeigu darysitės, reikia labai tikėti, nusipirkit rožantinės pridės. Ir tada veido tonusas. Jeigu norim tonusuoti veidą, tai limfodrenažiniai masažai yra gerai ir šiaip, vos ne kasdienybėje, ir po operacijų, kai mes norim mažinti sutinimą. Ir veido mankštas ir fizioterapija tai yra geras dalykas, bet tą reikia mokėti, nes YouTube save pasiskelbusių ekspertais nuo vakar pradėjusių masažistų, kineziterapeutų verslą yra pilna, bet tai reikia nors supranta, va čia klausimas. Tai atsirinkus gerą specialistą, jis kaip minimum turi būti fizioterapeutas, kineziterapeutas, tikrai galima išlaikyti tą jaunystę ilgiau. Ir jeigu tai pažiūrėti, ką daryti, tai jeigu mes turim jauną pacientų grupę iki 35 metų, taip, aš esu pakėlęs antakius 21 metų merginai, bet tenai visa giminė va tokie va. Sako, aš nežinau, ką daryti, durnai jaučiuosi eidama chirurgijos, nes kitas nepadės. Ir mes išoperavom, viskas gerai, bet čia išskirtinumas visiškas. Šiaip, jeigu mes turim jaunų pacientų grupę, ne tai, kad reikia kažką daryti, o reikia nedaryti nesąmonę. Nes jaunystė yra kvailystė, kepa pasaulyje iki juodumo, ir cigaretės byra iš kišenių, ir atsibunda naktiniam klube, ir visokius miltus šnioja ir taip toliau. Ratai vyniojasi ir taip toliau. Žodžiu, esmė ta, kad reikia savęs nežaloti. Tai reikia užsiimti profilaktiką. Tiesiog elementariai išsimiegoti, reikia valgyti, žiūrėti savęs, vengti perteklinės saulės, bet nereikia kaip vampyrams slėptis nuo saulės, kaip dabar vos tik iškišam veidą per langišką SPF 50, tai irgi nepavadinsi gyvenimu. Ir kai mes įžengėm į ankstyvą vidutinį amžių, tai būtų vidurinis stulpelis, tai jau galima darytis aido procedūrų, geriau darytis įvairesnį procedūrų spektrą, bet saikingiau, negu kad aš darausi vien tik filerius ir man kala viską į skruostą ir tas skruostas auga kaip balionas. Kuo įvairesnis spektras, tuo geriau, bet pati pacientė turi suvokti, ką tos procedūros padarys, o ne kažką daro, kažką leidžiasi, nežinau ką, o po to, kai paklausi, ką pasidariau, ten dūrė, raudona dėžutė, man tas nieko nesako. Tiesiog reikia nors tam tikram paviršiniam lygiui pacientai suvokti, ko jinai eina ir ką čia darys. Tai nereiškia, kad galima miegoti valandą per naktį, pradėti rūkyti ir nežiūrėti, ką valgot. Ta pirma grupė išlieka. O jeigu mes einam tolyn į vyresnį vidutinį amžių, tada jau prasideda chirurgija, net ir vidurinio stulpelio, ta jaunesnė vidutinio amžiaus pacientų grupė irgi jau svarsto apie antakių kėlimą, nes jeigu kalbėti apie veido chirurgiją, tai jaunesnės pacientės dėl šių dienų mūsų gyvenimo tempo, kada visi skuba lekia, daug nujukuoja, stresuoja ir taip toliau, jau jos ieško antakio pakelimo variantų ir jie yra tik chirurginiai. Tai labai dažnai kreipiasi dėl šitų operacijų, nes ateina su užkritusiu antakiu, sako, man reikia vokus išoperuoti. Tai ne. Nereikia skubėti su vokais, reikia kilstelt antakį ir tada vokų problemos neliks. Ir randai slėpsis plaukuose. Bet čia biškį nuvengiau šoną. Iš esmės tai chirurgijos jauniems žmonėms nereikia. Chirurgija yra jau last resort. Kai dar gyvenimas gražus, vaikai paauga, pažiūrim į veidrodį dėdukas arba močiutę. Tai va tada reikia galvoti apie tikslius. Antakius gal galima ir anksčiau. O ką tiksliai kada daryti, klausimai mes pasakysim. O kai operuojant veidą, nieko negalima per daug persudėti, pertempti, nieko labai išryškinti. Veido operacijos yra tūkstančių smulkmenų menas. Viską reikia subtiliai daryti. Tada išlaikomas natūralumas. Nereikia nei tai labai ten išimti daug odos iš voko, arba labai stipriai užkelt antakį. Viskas iš smulkių detalių. Truputį kyla antakis, truputį pasišalina odos, truputį riebalinė išvarža mažinama, lengvai kilstelimas skruostas. Jeigu reikia lifto, tai irgi nereikia lūpos sujungti nosą. Visur turi būti saikas. Jeigu saikas bus, galima išoperuoti, aš galiu parodyti pavyzdžių. 5 operacijos atliktos veide, antakiai, feisas, viršutiniai apatiniai vokai, lūpos pakėlimas atrodo puikiai, natūraliai, nepasakysit, kad operuota. Bet niekur nėra perkepta, niekur nėra perdaryta, stipriai užtempta. Randai vos pastebimi. Tai čia yra normali veido chirurgija. Taigi, tikiuosi rodžiau, kad amžius yra skaičius ir kiekvienam tam skaičiukui yra teisingas sprendimas. Ačiū. Man tai čia viskas buvo atradimas ir dabar suprantu, kiek visko reikia viską daryti ir viską su saiku, nes jau ta vidurio kategorija yra ir visada tu bijai dėl to, kad jūs tai labai graži buvo jūsų antra ar trečia skaidrė, kur buvo hiper pavaizduotas veidas ir iš tikrųjų
Mes socialinėse tinkluose labai daug matom tų didžiųjų pasaulio influencerių, kur yra viskas šiek tiek perdėta ir tada tu ir matai tą plastinę chirurgiją perdėtą, o čia yra iš tikrųjų 1000 detalių menas ir jūs esat skulptoriai ir jūs... Normali chirurgija ir tiek. Normali. Tokios istorijos knygos ir važiuojam. Wow, iš tikrųjų lenkiu galvą. Kosmosas buvo visą tai girdėti. Nelenkit, aš irgi jau nulenkčiau galvą. Visi dirbam savo darželyje ir norim pasiekti gerų rezultatų. Čia tokį vieną, gal čia visi kuklus buvo, bet aš noriu pasakyti tokį vieną dalyką, kad Gediminas turbūt yra pats daugiausia per trumpiausią laiką atlikęs procedūrų Lietuvoje. Tokio specialisto, kurie buvo anksčiau, žinot, specialistam yra labai svarbu kartotinumas ir sugebėti įgytą žinias kažkur panaudoti, kad jos užsitvirtintų. Tai jo, kai Gediminas buvo tas, kuris turbūt žinias pirmas tiek daug padarė ir tiek daug išoperavo per trumpesnį laiką, kiti korifėjai plastinės chirurgijos per visą savo karjerą, tai yra, kada pradeda jau gydytojas dirbti ten, buvo anksčiau, gal kokia nuo 27 metų pradeda iki 65, nėra tiek padaręs operacijų, kiek Gediminas, todėl jis gali taip ekspertiškai viską išdėstyti. Na, ačiū labai. Šiaip buvau... Turiu pripažinti, aš buvau tinkamų laikų, tinkamą vietą, nes neužtenka iš savęs daug daryti, turi būti ir aplinkybės. Ir anksčiau laikai buvo kiti, žmonės tiek nesioperavo, ta plastinė chirurgija buvo tabu. Dabar tai yra ko nestandartas. Gal jauniems žmonėms tas nėra akivaizdu, bet kai įžengėme tam tikrą amžiaus grupę ir tai išoperavo, ir tas, ir anas, ir trečias, tik niekas nepasirašo ant kaktos, kad aš operavausi, visi laikosi taip pat tyliai, kol paplūdimy užsideda bikinį ir tada taip žiūri ir paaiškėja tikra tiesa. Tai va, plastinė chirurgija žengia į priekį ir mes stengiamės neatsilikti. Ar mes turim klausimų dabar? Taip? Aš noriu paklausti, ar tiesa, kad fileriai migruoja, net migruoja iki smegenų? O, čia jau socialinių tinklų reikalai, kad fileris Aš buvau gali... mokslinėje konferencijoje ir tiesiog baimių tam tikrų gavau. Taip, kryžminto hialurono molekulės į kraują patekti negali, tai į smegenis tikrai nemigruoja, bet lokaliai migruoti gali priklausomai nuo to jau minėto retikuliacijos laipsnio. Kuo hialuronas yra skystesnis, žodžiu, jeigu mes paimam nekryžmintą hialuroną, jisai sunyksta per parą, uždrekina ir dingo, skin booster, jie nefilina. Jeigu mes turim lengvai pakryžmintą hialuroną, čia yra tas pats pavojingiausias, nes jisai yra skystas, jisai bus landus. Jį sunkiau sulaikys fascijos ir visokie anatominiai septos, pertvaros. Ir jis gali išmigruoti, jeigu nėra labai aiškios septos. Pavyzdžiui, iš lūpų į viršų, kada perpildoma lūpa, fileris dėl to, kad orbikuliaris oris raumuo, neišvengiamai juda, mes valgom, šnekam, tas raumuo išpumpuoja filerius į greta esančius sluoksnius. Bet pliusas tas, kad tie fileriai pakankamai greitai nyksta, mėnesis kitas jie dings. Ir aišku, priklauso ir nuo kiekio, bet jeigu kažkas prileistų prastos retikuliacijos, vidutinio tankio filerio, tas, kuris išlieka apie pusmetį, kuris linkęs lengvai migruoti ir bus pertekliniu būdu suleistas, tai mes turėsim Homerį Simpsoną, ta lūpa viršutinė tokia bus kaip kaušelis, net matosi, kad fileris užlipa. Tai ar fileriai migruoja? Taip, kai kurie fileriai migruoja, bet tikrai ne į kraują ir smegenis ir tam tikrose anatominėse lokacijose, ten, kur anatomiškai gali migruoti. O stipriai kryžminti fileriai, tiršti fileriai, na taip pat kaip gumos mes neprakišim pro rakto skylutę, taip ir tų itin standžių filerių mes neišstumsim, jie nelabai migruos. Nes buvo parodyti pjūviai, tiesiog skersiniai pjūviai, kur numigravus tą... Gali būti. Taip, būna, kad leidžia ne ten, nes jeigu yra ypatingai skruosta, gal buvo skruosto pjūviai? Ne, tiesiog galvos ten, aš nežinau, duomenis nežinau, tai pjūvis parodytas ir kur jau ten numigravus. Jeigu netinkami sluoksniai ir netinkamai parinktas fileris, už tai ir kaip dabar daug kur pasaulyje, ypač Europoje, yra atlaisvintos rankos, bet kas gali leisti, pasibaigia aesthetic education ten porą dienų ir vos ne, jeigu turi nors kokį medicininį pagrindą ir dar tą lapuką sušvirkšt ir važiuojam. Bet anatomija yra subtili ir sudėtinga ir yra zonų, į kurias suleidus visada migruos, bet kas supranta, į tas zonas neleis. Tai jeigu yra tokio
pusiau specialisto auka žmogus, tai taip, galima pridirbti su fileriais labai daug. Ir dar vienas klausimas apie HIFU procedūrą. Ar yra rizika pažeisti nervus? Ne, su HIFU nervas nebus pažeistas, bet galima, matot, HIFU yra bangos. Efektas pagrįstas, kad tos bangos pagal idėją turėtų susigerti trečiame pagal gylyje sluoksnį. Tai jeigu mes taip duriam su spinduliu skersai į veido sluoksnius, o visas kūnas yra kaip sumuštinis. Po oda yra podis, tas subQ, ir po to seka vienokia ar kitokia fascija arba paneurozė. Tai vat HIFU spinduliai, tai visi jie turi savo energiją atiduoti, susigerti tame trečiame sluoksnėje, kuris daugumoje veido sričių yra smasas arba giliojo veido fascija, žemiau platizma. Ir turėtų tą audinį stangrinti. Tai viskas gerai, jeigu viskas kaip pagal trafaretą taip ir įvyksta. Ir kai kurių pacientų veido anatomija, ten odos storis, riebalo storis ir to sluoksnio, to taikinio padėtis pagal gylį labai tinka tam spindulių dažniui. Ir iš tikrųjų tie spinduliai susigeria ir 1 iš 10 pacientų sako, HIFU yra va. Bet problema, kad aparatas neskenuoja sluoksnio. Jisai visiems varo tą patį dažnį. Taip pat. Ten galima kažką biškį pareguliuoti, bet sunku. Nėra algoritmo, kuris tikrai identifikuotų, kad šitam žmogui tikrai šitas tiks. Viskas yra, o taip va. Ir už tai kai kuriems žmonėms HIFU gali susigerti podį ir jį patirpyti. Ir tada veidas lengvai sukris. Ir dar nepaslaptis, kad įvairiausių kabinetų, klinikų ir aparatūros yra ten kinečių. Kaip tam paprastam vartotojui sužinoti, kad jeigu ten eina, tikrai kažkas įvyks? Jeigu procedūra yra populiari ir jeigu yra tikrų klinikinių atvejų kaip pavyzdžių ir jeigu netgi yra pažįstamų kolegų ar kaimynų ar kažko, kas tikrai pasidarė laimingi, jau čia yra geri dalykai. Tada procedūros kaina, jeigu įtartinai pigi, tikrai bus prastai. Ypač apie HIFU, nes HIFU sukūrė amerikiečių kompanija Ultherapy. Nes HIFU yra ultragarso, ultrasound therapy devices iš principo. O po to, aš nežinau, ar jie patentavo ar ne, pasipylė analogai. Yra gerų, brangių analogų, bet labai daug yra pigesnių. Ir kur tik tai mažesnė kaina, vadinasi mažesnė investicija į įrangą ir ta įranga bus mikrobangės lygio. Ačiū labai. Ir daugiau dar klausimų turim. Pratęsim šiek tiek gal tada apie Tadą sužinom daugiau, ar ne? Yra norinčių. Taip, nes tai taip sudomino nuo pat pradžių. Ačiū labai. Apskritai, aš ir abiejų labai norėsiu paprašyti, pareflektuoti į tas pačias temas ilgaamžiškumo, dėl to, kad mes ilgaamžiškumo tema irgi yra mada. Mes pastaruosius 2-3 metus labai daug kalbam apie ilgaamžiškumą ir paprastai konferencijose, kiek tenka būti, vis tiek žmonės, kurie kalba apie ilgaamžiškumą, yra daugiau mažiau apie 40 metų, kada susirūpina, kada yra pirmieji tie tokie jau ryškesni senėjimo, energijos praradimo ženklai atsiranda mūsų kūne. Tai Tadai, kada tavo gyvenimą atsirado sportas, sveika mityba, ilgaamžiškumas ir kaip tu atėjai tą sveiko gyvenimo kelionę ir ar matai rezultatus ant savęs? Žinoma, man 43, tai dėl to ir rūpi. Jo, tai jeigu taip paėmus labai paprastai, žodžiu, gyvenimas suklosto, viskas sudėlioja vietas, tai tie pirminiai gyvenimo būdai iš tikrųjų parenka vaikystę. Mano tėtis buvo labai kietas vyras, verslininkas, sportininkas, aš jau labai norėjau lygiuotis ir nors jis mirė, kai man buvo 10 metų, bet man užteko to, kad aš maždaug rinkčiausi plius minus tą kryptį. Ir nori, nenori, aš visą laiką kažkaip iš pasąmonės visą laiką norėjau. Nu, tiesiog būti, dalyvauti ir taip toliau. Tai nuo 13 metų aš pradėjau iš tikrųjų sportuoti sunkią atletiką, buvau Lietuvos rinktinėje ir labai pradėjau analizuoti kitus savo varžovus, kodėl jie yra už mane geresni. Iš tikrųjų, tas konkurencingumas man davė domėtis. Tiesiog stimulo domėtis, kodėl va taip yra ir tada viskas nuo to prasidėjo. Mano draugai buvo sportininkai ir tas sportas labai daug davė, ta disciplina ir panašiai. Bet ta, atsakant į klausimą, ta kelionė ir ilgaamžiškumą, tai iš tikro daug davė pačio problemos. Pačio problema, tai prieš gerų 12 metų aš susirgau tokią ligą, autoimuninę Bechterevaus vadinasi. Ir aš labai išsigandau iš tikrųjų, nes buvau kietas, geras,
tikrai pikė, vyras pikė, visas, nu, tiesiog, ir man taip bum iš giedro dangaus, pasiskaitau, tai yra nepagydoma ir man iš tikrųjų taip įspyrė į tą minkštąją, kad aš turėjau labai pasirinkti 2 kelius, arba depresuoti, arba kovoti. Tai aš nusprendžiau domėtis labai giliai ir mokytis iš kitų. Labai giliai domėjausi tą visą nuo pradžių, ir mitybą, ir sportą, ir ką mokslas siūlo. Ir iš tikrųjų aš atradau tuos sprendimus, ne aš juos išradau, bet tiesiog aš ėmiausi mokslu ir taikiau savo. Ir man šiuo metu dar irgi sergu, bet aš esu sveikesnis už sveiką. Tikrai, ir manęs visai ta liga nepalaužia dėl disciplinos, atkaklumo, žinių ir taip toliau. Ir jau kaip atrodė, viskas yra ok, taip gyvensiu ir dar toks gyvenimo krystelis, tai kaip ir minėjau, ta įmonė mano sukurta Innovative Care of Dementia, tai iš tikrųjų mano mama susirgo Alzheimer. Tai dar giliau pradėjau domėtis, nes aš pamačiau, kad yra žmogus, kuris, nu, tiesiog nyksta ir aš negaliu suprasti, kaip taip gali būti. Toks intelektualas ir tiesiog kaip daržovė taip nyksta ir man tai buvo antras toks spyris, tada dar rimčiau pradėjau domėtis apie tai ir praėjo iš tikrųjų daug metų ir tiesiog supratau, kad laikas iš tikrųjų surasti naują gyvenimo prasmę, dalintis tom žiniomis. Nes aš supratau, kad daug jų turiu, nes aš skaitau, tiesiog sergu netgi dėl tokia liga, bijau kažką praleisti, tiesiog tokią baimę jaučiu. Tarsi, antiek noriu sužinoti viską, tik išėjo kažkokią naują knygą, aš jau ją čiupu, anglų, verčiuosi ten iš vokiečių, iš prancūzų. Tai nežinau, ar čia gerai, žmona nepatenkinta kartais, bet tiesiog aš tai pasirinkau ir tai darau aktyviai 15 gal metų. Tai į savaitę po knygelę kažkokią, po mokslinį straipsnį, tai visur pas mane knygos, bibliotekos. Tai tos žinios ir atsirado ir aš supratau, kad turiu kuo dalintis. Taip ir atsirado biotechnologijų kompanija Baltic Biofusion. Mes pradėjom kurti funkcinius papildus, maisto produktus. Bet tai viskas yra susiję iš tikrųjų dėl gyvenimo patirties, dėl tų iššūkių, supratimo bendro. Tiesiog taip ir viskas atsirado. O plačiau paplėtot, jūs Tadai Taip, labai... sakykit, prašau, tu. Gerai. Mes susipažinom gal prieš 3-4 metus atliko gynybos technologijų konferencijoje, dabar va, kartu sėdim medicinos technologijų. Bet kalbant apie ne visi tokie disciplinuoti yra kaip tu, ne visi sportuoja nuo vaikystės. Taip paprastam žmogui, moteriai, kuri turi 1000+1 darbą, nes yra vyras, vaikai, namai, buitis, kaip sudėlioti tą discipliną, kaip įvesti sportą, sveiką mitybą, kuo padeda, nes mes vis daugiau dabar šnekam apie mikrobiotos sveikatą, apie mitybos, apie fermentuotų produktų naudą, kas yra ir tavo produktas. Jo. Tas protokolas, kaip turėtų būti idealus atrodyti mūsų dienos protokolas žmonių apie 40, kurie domisi savo ilgaamžiškumu. Labai geras klausimas, ačiū tau. Žodžiu, iš tikrųjų nėra vienos piliulės. Nėra vienos piliulės, mes kiekvienas turim savo skirtingą disciplinos lygmenį. Aš save laikau labai disciplinuotų žmogumi, bet irgi kartais baruose šoku ant stalų. Tai viskas yra ok, ta prasme, aš irgi noriu suvalgyti kartais burgerį ir pačytinti, ir aš esu žmogus, ir čia yra normalu. Bet iš esmės, jeigu tave motyvuoja būti produktyviu, jeigu tave motyvuoja gyventi ilgiau, nu, tu tiesiog turi daryti arba nedaryti tam tikrus. O nuo ko pradėti iš tikrųjų, dramblį reikia valgyti po mažą gabalėlį, iš tikrųjų, nes jeigu tu pradėsi taikyti visus metodus, tiesiog tu išprotėsi. Per daug visko turi tapti gyvenimo būdu ir palaipsniui. Tai mano rekomendacijos yra kelios. Ir iš tikrųjų yra, aš mėgstu tą kartot ir čia mokslas rodo, tai yra 5 tokie, kaip aš sakau, gyvenimo poliai, kur visi jais turėtų remtis. Yra ir Gediminas iš tikrųjų juos beveik visus paminėjo. Aš noriu šiek tiek giliau paminėti. Tai yra miegas, mityba, fizinis aktyvumas, protinė veikla ir emocinė sveikata.
Reiškia, čia yra tokia stipri koreliacija, pabandykit nors vieną atimti iš šito polio, jūs sugriūsit, anksčiau ar vėliau pradėsit griūti. Tiesa? Tu pabandykit nemiegoti arba nevalgyti, arba blogai valgyti, arba nervintis, ane. Tai, žodžiu, kodėl tai reikia laikytis, yra labai gerų dalykų, pavyzdžiui, miegas, ane, tai vat irgi girdėjau apie neurotoksinus kalbėjau, tai, miegas yra būtinas. Tam, kad suprasti, kaip reikia kokybiškai išsimiegoti, reikia daug žinių. Yra mokslas apie miegą. Tai, iš tikrųjų, ką reikia žinoti jums, kad būtumėt gražus ir aštriu protu, reikia gerai išsimiegoti ir kokybiškai. Reikia suprasti, kas yra miego higiena. Labai paprasta, iš tikrųjų, yra labai rimtų mokslininkų, yra labai gerų knygų ir galima apie tai paskaityti. Tai galit parašyti man, parekomenduosiu. Tai, bet tas procesas, kuris yra svarbiausias miege, tai yra du. Aš taip sakau, tai pirmas nuresetina kūną, o antras neurotoksinų valymas. Tai vienas iš jų yra netgi, yra tokių tyrimų puikių, kur tu nepamiegi, sakykime, 3 valandas pamiegoji ir 20-30% tavo amiloidinių baltymų padaugėja. Įsivaizduojat, užtenka tik vieną kartą, o tam, kad išsivalytų, nėra taip paprasta. Tai čia reikia daug darbo. Tai va, tai miegas ne tik dėl grožio, bet ir dėl ilgaamžiškumo. Jėzu, bet pagalvok, mamos, kurios augina mažus vaikus, kiek nemiega, kiek ten tų Tai baltymų reiškia, prisigamina. aš irgi nemiegu kartais, tai yra, bet reikia stengtis, nereikia parintis. Kitas dalykas yra stresas. Stresas irgi labai yra svarbu ir čia viskas yra susiję. Miegas yra susiję, sportas yra susiję, fizinė veikla. Tai aš tai labai paprastai, nuo kažko reikia pradėti, bet aš vis dėlto noriu grįžti prie to klausimo. Paprastas patarimas, kaip sakei, moteriai. Šiandien labai mes apie moteris kalbam. Kaip dauguma. Jo, smagu, viskas yra gerai. Bet žodžiu, iš tikro, jeigu mityba, visus tos aš 5 polius, bandysiu dabar labai trumpai apžvelgti. Reikalinga miego higiena, ne, kaip ir minėjau, turi būti miegoti vėsiai, reiškia 2 valandos jokio neturi būti skrolinimo, žodžiu, apsisaugom, miegoti tamsoje visiškoje. Čia aš neaiškinsiu kodėl, nes čia labai daug kalbėti reikės ir taip toliau, bet tai yra svarbu. Jeigu neužmiegant, yra priemonės, kaip tai padaryti, kad atvėsinti kūną ir tiesiog ne tik, kad tu geriau užmigsi, bet miegas bus kokybiškesnis, REM miegas, DIPS ir taip toliau. Tiesiog reikia gero to miego. Nevalgyti prieš miegą bent jau 2-3 valandas. O ant nugaros ar ant šono? O čia jau, kaip sakant, čia aš susilaikau nuo šito komentaro, nežinau, aš asmeniškai miegu vienaip, čia reikia gilesnio tokio asmeninio, individualaus, jo, analizės, ten, kai kam tinka ir Gemalo poza, viskas yra ok. Tai toliau yra fizinis aktyvumas. Fizinis aktyvumas yra labai gerų tyrimų, beprotiškai gerų, kur reiškia parodo, kad telomeros išlieka ilgesnis. Telomeros tai yra, žodžiu, apsauginės DNR struktūros chromosomų galuose, kurios dalyvauja ląstelių dalymosi procese. Ir jos paskui, kai pradeda trumpėja ir, žodžiu, ląstelė nebesidalina. Tiesiog taip ūkiškai paaiškinant, bet iš esmės yra labai svarbu. Fizinis aktyvumas, netgi sakoma, protingas fizinis aktyvumas, geriau už visus antidepresantus. Reiškia, jeigu jūs pastoviai stresuojate, kaip sakau, tas emocinė sveikata, jūs turi būti laimingas, turi bendrauti, turit mokėti valdyti nerimą, pyktį, tai yra sudėtinga, nėra paprasta, ypatingai, kaip ir minėjai, vaikai, aš turiu 3, tai žinau. Tai, žodžiu, bet reikia susirasti savo, ieškoti ir rasit. Tai va, tai taip, ir netgi, pavyzdžiui, nuolatinė įtampa, stresas, ten yra tokie dalykai, kaip mažėja hipokampas, atminties praradimas, yra daug visokių procesų vyksta ir tiesiog po biškį žmogus, kai turi didelį stresą, jis nebenori sportuoti ir taip toliau. O dėl mitybos aš labai noriu grįžti prie mikrobiotos, paminėti, tai yra labai svarbu. Mūsų įmonė iš tikrųjų mato, pagrindinis toksai pamatas yra mikrobiota, bet mes žiūrim per holistinę tokią perspektyvą,
kad kuo daugiau elementų būtų pasiekta. Ne viskas yra mikrobiota, bet tai yra labai svarbu. Vadinamas antrosios smegenys, reiškia, yra labai puikių studijų, tarkim, vienas iš faktų, tarkim, serotoninas, dopaminas, 95% gaminasi būtent jūsų žarnyne. Tai įsivaizduokit, apie 95%, wow, tai ar tu laimingas, ar tu turi motyvacijos kažką daryti, o ne kovoti, kaip tave valdytis ir panašiai, priklauso nuo to, ką tu valgai. Įsivaizduojat, kaip tai yra svarbu. O kad būtų gera mikrobiota, tai yra kaip ir paprasta, kaip ir sunku. Mes visi lekiam, skubam, ir nevalgom mes ten tų, žodžiu, daržovių, skaidulų ir taip reikia probiotikų, žodžiu, reiškia, yra maistas bakterijoms reikalingas, tai galim gauti tik iš skaidulų ir tos skaidulus gauti kiekį atitinkamą ir labai yra sudėtinga. Tai dėl to yra tų visokių, ten už nugaros visokių produktėlių, kad jūs taptumėt geresni, laimingesni ir būtumėt labiau motyvuoti. Iš tikrųjų, tai va, vienas toksai faktas, visus kaip paminėjom, 5 poreikiai. Tai va, tai trumpai tiek. Šiaip iš tikro negaliu atsakyti šitą klausimą pilnai, nes nepažįstu, nežinau, moters tos, kur va, davei tą paveikslą, rutinos. Geras treneris, kuris surašo mitybos ir sporto programą, turi žinoti veiklą ir kiekvienam pritaikyti individualiai. Tiesiog, pagal gyvenimo ritmą, būdą ir kitus aspektus. Tai aš galiu papasakot, visada mažai pinigų, ištisas stresas, blogas vadovas ar vadovė, tai ištisai tu esi užsidaręs, tam sėdi be oro erdvėj, nepasivaikštai, vaikų būreliai, dirbi taksistu. Ir ištisai yra rutina, yra voverė rate. Eglė, super, labai geras dalykas. Tai aš kaip skaičiuoju, taip įsivaizduoju, tas žmogus tikrai blogai maitinasi. Ir jo žarnyne tikrai 95% nėra laimės hormonų, nesigamina, nes jis suniurzgęs, nepatenkintas, nemoka valdyti savo laiko, galbūt, tai reikia motyvacijos. Tam, kad būtų motyvacija, reikia fizinis, būtų, kad aktyvumas pastovus. Reiškia, reikia pastovumų ir visur reikia po truputį ir viską. Puikiai. Tai dabar dar grįžtam prie, Gediminai, jūs labai gražiai pradėjot apie tuos visus mitus, apie egzosomų mitus, kas yra su tom lašišom. Kokiu dar esat, tai čia atradimas, aš eisiu googlit po paskaitos. Kokiu dar yra tų mitų, nes yra tos labai daug šarlatanų visame kame, tų apsišaukėlių, kaip mum nepasimesti paprastiem vartotojam, kurie puola tiesiog dabar čia sportuosiu, sveikai gyvensiu, dar mes norim procesus pagreitinti, dar papildų, dabar daug girdim apie tą patį, nes čia turim ir iš auditorijos klausimą apie natų lašelinės, kiek tai yra realus dalykas senėjimui stabdyti. Gal dar yra kažkokiu tai iš jūsų praktikos mitų, ką žmonės betodariškai norėdami pasivyti jaunystę taiko savo praktikoje? Ko nereikėtų daryti? Yra keistų dietų, bet čia išradingumo klausimas, yra facelifto kremas brangus. Nepadės tikrai. Yra šitie septukai, kuriuose kaip sutampa kažką keistelė, bet čia reikia atitinkamo naivumo lygio, kad jis tikėtų. Šiaip tai, ko gero, didžiausia apgaulė dešimtmečius vyraujanti ir niekur nedingsta, yra tas liftingo fenomenas. Viskas liftinguoja, nes iš esmės jaunystė yra stangrūs audiniai, kurie nėra smuktelėję. Arba kitaip galim iš kitos pusės žiūrėti. Kai ateina senatviniai pokyčiai veide, kurie pradeda ryškėti, apie 30 kelintus metus, bet dar minimalus būna, jokios problemos. Išryškė labiausiai jau link 50 ir virš. Tai yra susijęs su audinių smukimu. Ir faktas, kad visuomet norim to, ką sunkiausiai gauti. Taip? Kas čia tokio, kad veidas kvadratėja su amžiumi?
Bet, Baisu, tu Bet šunių visi nori jautiesi, to. o žandai nukrito. Nu, bet pažiūrėkit, čia žmogiška psichologija. Vat, anksčiau parodytume prieš 20 metų kažkam tokį mobilų telefoną, taigi stebuklas, wow, laimingiausias būtų, jeigu tokį turėtų. Nežinotų, ką su juo daryti pirmiausia. Nu, taip, bet laimės būtų, praeina 2 mėnesiai, norma. Arba anksčiau negyvena žmonės taip patogiai. Daug dalykų per pastarąjį 30-metį atsirado, kas mūsų gyvenimą padaro laimingesnį, geresnį, bet mes esam kaip ir rezistentiški tam dopaminui, serotoninui, jau čia nesu aš ekspertas. Viskas, kas ateina, yra gerai, viskas yra priimama kaip norma ir taip turi būti. Ir jau jeigu tas daiktas arba procesas dingsta, jau yra blogai. Tai lygiai taip pat su tuo senėjimu ir jaunystės siekiu, tai kodėl mes siekiam jaunystės? Dėl to, kad ją sunku išlaikyti. Dėl to, kad mes visur varom Dievą į medį, visur norim to, ko negalim turėti, jaunystė visą laiką neturėsim. Tai faktas, kad čia yra neišsemiami klodai, visuomet į tą įsukinės visi ir ieškos tos jaunystės. Ir senatvė yra susijusi su ptoze, su smukimu. Tai vadinasi marketingas, kai paanalizuoja, kokie yra tie mąstymo vingrybė žmogus galvoje, psichologiniai tie naratyvai, taiko, jie pasimaus ant liftingo. Nu ir visur liftingas. Ir siūlai liftina, filerį liftina, žodžiu, viskas liftina. Nes tai įdurs į ypatingai moterišką pasąmonę, kad va čia geras dalykas, nes ko gero aš to noriu. Ir beveik niekas to nepadaro, ką aš jau minėjau. O tai tada mes čia irgi į tą pačią temą, mes turim 2 klausimus, tą pačią temą iš auditorijos apie elastingumą odos. Ir čia apie tą patį, apie visą senėjimą odos, kaip čia, raumenų smukimą. Ar galima išlaikyti odos elastingumą amžėjant, sporto, mytybos pagalba, ar bet kokiu atveju tai yra tik plastinė chirurgija? Ne, žinoma, kad neišlaikysim kažkuriame taške, tai faktas, bet ar tai bus 40 metų, ar tai bus 75, yra skirtumas. Tai visų pirma, reikia puoselėti save, ką tavęs puikiai išvardino, reikia save saugoti, tausoti tai, ką turim, ko visiškai nevertina jauni žmonės. Ir po to vėl reikia ieškoti individualių sprendimų, nes vieniem silpna vieta yra oda, kitiem bus raiščiai, tretiems kūno masė, tarkim, linkęs žmogus į labai kūdą sudėjimą, bet kartu nuvažiuoja veidas. Puikus kandidatas fileriams, nes iš tikrųjų nieks nepasmuko, iš tikrųjų ištuštėjo, reikia taikyti tūrį. O gal kažkada reikės ir pakelti. Žodžiu, surasti priežasties tą šaknį ir į ją taikyti. Jeigu jau prasideda apart pasyvių, tiksliau aktyvių veiksmų saugojimo, atsiranda aktyvūs gydymo veiksmai. Tai turi būti tikslus, ne viskas iš eilės. Ir jeigu tas žmogus pataiko, jeigu kažkas gerai pakonsultuoja, paima už rankytės ir nuveda teisingų kelių, valio, kai kam užtenka išsimiegoti, kai kas tiesiog nesensta. Mes žinom žmonių, kurie faktas, kad jie nesivalioja naktiniuose klubuose, bet tiesiog nieko per daug nesidaro, ir tada gerai. Jiems epigenetiškai viskas tinka, gyvenimo būdas geras, jų net galbūt asmenybė tokia yra biškiau nupiškesnė ir jie to prisidengia ir nieko nereikia. Tai čia kiekvienam individualus receptas, o vat surasti tą. Mažai kas tuo iš tikrųjų užsiima ir čia yra niša ateities medicinos ir ne tik medicinos specialistam. Vat visą tą mišką suvirškint, sugramdyti, pastoviai domėtis ir individualizuoti mediciną. Aš manau, čia bus sekantis trendas, nes priemonių yra daug. O žmogui vienam atsirinkti yra neįmanoma, tiesiog yra per daug. O ką jūs, Gediminai, pats darot tai amžėjimo prevencijai? Jūsų darbas reikalauja daug streso, operacijų daug per dieną, Pats? Susikaupimo daug. Ką jūs darot? Žinau, kad aš esu vyras, aš skiriu septynias spalvas, randas, o taip, man jokių problemų. Aš stengiuosi išsimiegoti, kiek vaikai leidžia, stengiuosi nevalgyti šlamšto, neturiu žalingų įpročių. Norėčiau turėti tiek raumenyno, kiek tadas, bet neturiu. Kažkada vėl grįšiu į sportą. Ir aš kartais, neturiu paslėpti, kartais susileidžiu botulino dėl rūklių, o mano vyriškas skausmas slenkstis odos boosterių nebetoleruoja. Ten jau arti gimdymo yra. Beje, oda labai skauda. Oda yra mūsų apsauginis barjeras, čia reikia žiūrėti iš evoliucijos. Oda turi daug funkcijų, šalinimo ir termoreguliacijos ir taip toliau. Bet kartu ir lytėjimo funkcija labai svarbi ir daug procedūrų yra nukreiptos būtent į odą. O
skausmas yra rimtas dalykas. Visos odos procedūros, ypač skinbusterį, jie skauda. Nes iš pats evoliucijos šaknų, jeigu kažkas mums kanda į nugarą, kai mes anksčiau su pagaliais statydavom po mišką, mes turim jausti tą skausmą, kitaip mes nebūtum išlikę. Ir vyrų skausmas slenkstis yra žymiai žemesnis. Vyrai yra stiprioji lytis fiziškai, bet jeigu kalbant apie skausmą slenkstį, tai dieve paskutinis. Moteris toleruoja žymiai didesnį skausmą. Šiaip iš tikrųjų viskas, kas yra iš komforto zonos, gerina situaciją su senėjimu. Reikia šalčio. Turi būti šalčio, bet ne per daug. Šalčio metu aktyvuojasi serotoninai, kurie padeda, reiškia, atkurti, atstatyti DNR ląsteles pažeistas. Senėjimas apskritai tai yra DNR ląstelė, tai yra DNR, vienas iš funkcijų DNR mutacijų. Bet yra, reiškia, kas atstato organizmą. Tai, reiškia, ONAD, būtent NAD plus, yra vienas iš serotoninų aktyvatorių. Jisai yra toksai, sakykime, kiekvienoje gyvoje ląstelėje, jis atsakingas už keletą procesų, vienas iš jų, būtent kur ir minėjau. Tai kas toliau dar padeda? Natūraliai jūs galite tai aktyvinti, badaudami. Protarpinis badavimas daro stebuklus. Ne tik tai dėl NAD, bet dėl kitų dalykų, dėl augimo hormono, nes, žinokit, bet koks antioksidantas, nes senstant hormonai irgi eina žemyn. Estrogenai, androgenai, testosteronas, raumeninė masė, kaulų tankis mažėja. Per daug yra visko, kad sustabdytų kažkoks antioksidantas. Jeigu jums tinka, aš vėl tik tai nepriimkit asmeniškai, jeigu jums tinka valio, jūs atradot savo. Bet aš netikiu, kad visiems tinka, kadangi mes tokie skirtingi. Mums reikia visokiausių, tai kas tinka man, aš realiai badauju. Aš kiekvieną pirmadienį nevalgau 36 valandas. Bet tam, kad tai pasiekti, bet dėl ko aš turiu tą raumeninę masę, nes aš žinau, kad po 24 valandų nevalgym, bet nevalgyti turi nieko. Čia ne kalorijų mažinimas, bet nevalgymas. Reiškia, aš žinau, kad 5 kartus pas mane organizme padaugėja augimo hormono. Augimo hormonas, tai čia vėl kita jau tematika, tikrai nepasakosiu, žinot, man atrodo dauguma, kas tai yra raumeninės masės išlaikymas. Aš patarčiau, žmogui, kuris nori atrodyti gerai, tiesiog gerai. Ir labai sunku susigaudyti mityboje, tiesiog skaičiuoti baltymus. Bent jau nuo to pradėti. Tiesiog skaičiuoti baltymus ir tiesiog baltymai, negali vienusius valgyti. Taip ar taip įdėsi tų skaidulų, neišeis kitaip. Tai formulė yra tokia, 1,6 padauginti iš kūno masės. Tai aš skaičiuoju savo 2 gramus, šiek tiek daugiau, nes man reikia tos jėgos, atsistatymų ir taip toliau. Tai toliau yra sauna, labai gerai karščio terapijos, šalčio terapijos, badavimas ir fizinis aktyvumas. Reiškia, tam, kad suaktyvinti, reiškia, mitochondrijas, tai kaip ir minėjau, NAD plus prisideda prie mitochondrijų bio tos ATP, taip tariant, kaip čia ūkiškai pasakyti, energijos, dalyvauja energijos gavime. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu ir jūs galite tai padaryti natūraliai, sportuodami, ypatingai dviratis, vaikščiojimas, bėgimas. Bet čia yra momentas, kad jums reikalingas treneris. Sportas yra mokslas. Tai jūs negalvokit, kad paskaitę YouTube, pažiūrėję ir čia jau dabar pataikysit. Persitreniravimui reikia kartais pusę metų atsigauti. Taip, kad aš patyręs ant savęs, aš nejuokauju. Tai tokie būtų mano patarimai, save turit pačelinti. Tai reiškia, jums turi būti šalta, turi būti karšta, turi būti pabadaut ir normaliai pasportuoti, paprakaituoti, kaip sakant. Toliau, dėl raumeninės masės ir kaulų tankio, rekomenduočiau bent 2 kartus, ypač vyram, tai labai, bent 3 vyram kartus. Moterim 2, aš juokauju, bet reikia kilnoti svorius. Ir kuo daugiau kelti svorius dėl testosterono, dėl kitų ir bus geriau su kaulais, nes senatvė reiškia ir dėl raumeninės masės. Reikia.
vien su dviračiu ir ten su mankštelėm nepadarysi to. Reikalinga. Tai va, tada, o moteriams 2 kartus reikia kilnoti svarsčius. Tai va, tai tokie būtų patarimai, gal kažką užmiršau, bet gal užteks. Man tai atrodo sunkiai įgyvendinama viskas, Ar rimtai, ne? Nes aš tai noriu picos minelio ir tai jūs patogiai gyventi, tai va. Taip. Tu labai daug su tais svoriais kilnojimas. Iš tikrųjų yra amžiaus tarpsnis, kur reikia. Aš daugiau pajuokavau savo. Supratau. Amerikoje prieš kokį gal 15 metų atsirado toksai labai stiprus dalykas - pakaitinė hormonų terapija. Tadai, kaip tu į tai reaguoji, kiek tada svorio reikia kilnoti, ar iš vis tada nebereikia ir taip toliau. Iš tikro viskas priklauso nuo požiūrio. Čia yra požiūrio kampas. Man asmeniškai, aš dalyvauju varžybose, pas man yra ir dopingo kontrolė, aš nevartoju niekur negaliu. Man gėda būtų, jeigu mane kažkas diskvalifikuotų, paskelbtų ir va, draugės paskui užlaikytų. Bet, žodžiu, bet aš nesu prieš. Mano galva, kai testosterono lygis sumažėja tiek, tai jau nepadės net žarnynas, kaip ir minėjau. Bet čia yra toks dalykas slidus, kad jau reikia labai gero specialisto. Nes yra jau tada gali pakenkti savo labiau, nes yra, reiškia, balansas dėl tarp estrogenų, androgenų ir kitų faktorių, kur labai gali prisidaryti savo ir paskui tiesiog turėsi problemų. Bet šiaip aš nieko prieš, jeigu ta terapija protinga, prižiūrima daktarų, sisteminga, tai iš tikrųjų tu būsi produktyvesnis, motyvuotas labiau ir tik plius. Bet tą galima padaryti, sakau, nemokamai, tik pavadauti reikia. Dar yra tokių antioksidantų gerų, kaip resveratrolis, žinot, prancūziškas paradoksas, aš biškai nukrypsiu, bet dėl ko prancūzai geria vyną, bet jie tokie jauni ir pavyzdžiui, jie 3. vietoj pagal mirštamumą, 81 metai kažkur, japonai 1, bet dėl resveratrolio, tai dėl to, kad vyną labai mėgsta. Tai čia vadinasi prancūziškas paradoksas, tai vyną gali gerti. Tai atsakiau gal. Ačiū labai, bet čia tik tai tiesiog tas klausimas, kad iš tikrųjų fizinė terapija nuo 50 metų vyrai nebepasieks jokių testosterono kiekio. Tikrai ir jeigu pažiūrėtumėte į tos visus, jau dabar aš vyrišką auditoriją sakau, į tos visus sportininkus, tai matysite, kaip jis buvo jaunas ir koks jis buvo senas ir labai aiškiai pamatysite, kas mokėjo naudotis chemiją, kuri mums padeda, sakysim, išlaikyti tą jaunystę, kuris nemokėjo. Gediminai, baigiant visai tą mūsų diskusiją, apskritai žvelgiant į tas pasaulinės tendencijas, nes kaip ir buvo kolegės komentaras apie tas ateities kažkokius tai utopinius sprendimus. Ką jūs girdit, matot konferencijose, kas ateina toliau, jūs minėjote apie personalizuotą mediciną, individualizuotus gydymo planus. Kas toliau? Kur link mes einame? Individuali medicina. Tai, ką Azijos šalis turėjo daugybę metų, bet aišku, nebuvo tokios technologinės pažangos, bet jeigu sugretintų kažkas individualią mediciną su vakarų medicinos gale, nes mes dabar taisom laužą. Mes pasiekmes bandom taisyti, jeigu skaudant ir skausmina, bet priežastis ten kažkur tai. Tai jeigu sugretintų, kad medicina iš tikrųjų pradėtų individualizuotis ir auti problemos šaknis su mokslo pajėgumais, tai čia būtų kažkas tokio, aš manau, kad taip ir bus. Ir ateityje atsiras kaip ir tokie, nežinau, sveikos gyvensenos gidai, jau jie formuojasi, yra tokių žmonių, bet tai turėtų būti gydytojas, kuris labai įsigilinęs ir sugeba sukramtyti tą visą informaciją ir parinkti kažką individualiai. Aš manau, čia bus tiesiog kryptis. Šiemet buvo IMCAS, International Master Course of Aging Science, tai yra populiari konferencija amžėjimo tema. Tai daugam viskas dzin, visur egzosomos. Tai parodo, ant kiek rinka nori naujovių, nes jau visi visko prisileidę. Ten vaikšto ir kraupių pavyzdžių. Ir aš atsiprašau, bet aš nesu rasistas, bet mačiau vieną juodaodę, aš negaliu jos atmatyti. Nes kablai va tokie va, sijonas, ten tikrai diržas, ten sijonas, BBL'as padarytas, didžiuliai sėdmenys. Juodaodės neturi sėdmenų ribų, gali netilpt pro duris, bus puikios, jokių problemų. Lūpos didžiulės, visko pripūsta ir jinai yra
tikiuosi, kad ne gydytoja, bet jinai International Master Course, jinai domisi grožiu. Va. Tai čia yra tie blogi pavyzdžiai, va, aišku, ten visokiausių klaunų, bet ten yra labai protingų ir rimtų žmonių, ir ten mokslo daug yra. Tai ten yra tiesiog pasaulinis hubas šitos srities. Ir vos tik tai atsiranda kažkas tokio, va, kaip polinukleotidai, egzosomas, dar kažkas nepilnai įsisavinto, griebia ir gydytojai, ir verslas, ir visi šitie kartu gamina, ir atsiranda mokslo, ir visi kažką daro, yra didžiulis apetitas naujovėms. Tik ar jos veiksnios, visi pirmiausia parduoda, o po to žiūri, ką jos gero padarė. Bet ir pacientai yra tokie, kurie darosi viską dzin. Jeigu nesuveiks, nesvarbu, bilė nepakenktų, bet varom, darom, šaunam, pjaunam, leidžiam, kad tik tai yra labai daug noro ir valios tarp pacientų tas visas priemonės naudoti. Priklausomybė gal kažkokia formuojasi iš tikrųjų. Taip, nes socialiniai tinklai labiausiai tas skatina. Netikėkite, ten yra feikas. Ten yra suinteresuotumas reklamuoti, apgauti, įvaryti kompleksus ar kažką tokio. Arba geras marketingas. Geras marketingas, taip. Kas Tai naujo? turi nepatogint žmogų. Tiesiog tai turi durti psichologinės silpnybės. Kas naujo medicinai, kaip sakė, tai pereitais metais teko irgi dalyvauti tokiam Atėnų kongrese, ten buvo klausimus apie mitybos sutrikimus ir nutukimą. Tai žinom, kad nutukimą lemia todėl, kad sutrinka organizmo hormonų kiekis, kuris užprogramuotas turbūt genetiškai yra, tai tavo to semaglutido kiekis yra mažesnis, todėl mes persivalgom ir taip toliau. Tai kas nauja, tai yra galvojama sukurti vakciną, kuri privers išvengti šito semaglutido, reiškia, arba skatins tada genetiškai semaglutidą gamintis ir visa bus, kaip sakėte, viena kapsulė, kas ten, tai čia bus vienas kažkoks dūris, ar ten jau pakartotų dūrių reikės, bet tada hormonų balansą taip galvojama subalansuoti. Tai Dar ačiū. kažkas taip ir Taip. Ne, aš tik norėjau iš savo pusės pradėti. Jeigu yra individualizuota medicina, tai individualizuotas fizinis aktyvumas irgi čia yra labai svarbu, nes visi, kai sako, mes esam treneriai, specialistai ir taikom vieną šabloną visi negali to būti, negali. Tikrai. Tai paantrino, kad ir individualizuotas treniravimas fizinis. Pradžioj juokavau, kad 2 valandas rūksim, tai truko beveik, tai jau, kad dar 20 minučių pavalgyt visiems, tai žinokit, jau negali. Tai sumuštyti visi įsinešimui, tada rytoj pusryčiam nereiks daryti. Ai, dar ragausim, dabar bus degustacija. Tai visiems labai labai ačiū ir tas apibendrinant, ką sakė ir Gediminas, ir Tadas, visų pirma yra saikas, sveikas protas ir tas atsigręžimas prie tų tikrųjų vertybių ir siekis komunikuoti, bendradarbiauti ir domėtis visų pirma savimi, o po to kreiptis į tikruosius profesionalus, kur visų pirma esam svarbus mes jiems kaip pacientams, mūsų sveikata, ir į asmeninius sporto trenerius, ir į asmeninius mitybos specialistus, ir į chirurgus. Iš tikrųjų, jūs buvot man, nežinau, šiandien, tikiuosi visiems šviesa. Ačiū Jums ir ačiū Jums visiems, kad klausėt, buvot ir tada degustacija.